Mėly bičiuliai, susirinkome minėti iš vienos pusės liūdną sukaktį 50 metų nuo mūsų bičiulio Gintauto Masaičio žūties vienoje didžiausių traukinių katastrofoje. Iš kitos pusės susitikimas ir džiuginantis, kadangi susirinkome vedini tų pačių jausmų, tų pačių vertybių, kuriuose gyvename prieš 50 metų. Prieš 50 metų Gintas skubėjo į Vakaronę Panemunės mokykloje, o aš turėjau atvežti į šitą Vakaronės jo skaidres, kurias paprastai demonstruodavom vakaronių metu, palydint kanklių muziką, dainom. Tai buvo be kelionių, tai buvo dar vienas toksai Ginto užsiėmimas. Ir jau važiuojant man taksistas sako, žinai, Žasliuose didžiulė avarija, sudegė traukinys visas. Ir man dingt tokia nerimo mintis, kad kaip tik tai tuo traukiniu turėjo važiuoti Gintas. Nu, bet gal ne taip, gal ne to traukiniu tenai, bet vis dėlto toj Vakaronėj jo nesulaukėme. Jo mama iš karto skambina, klausia, ar Gintas buvo toj Vakaronėj, sakau, nebuvo. Ir ji, moteriškė, pradėjo jo ieškoti po Kaišiadorių, Vilniaus, Kauno morgus, nujausdama šitą jo tragišką lemtį. Apžiūrėjo moteriškė keliasdešimt sudegusių kūnų ir iš kojinio kraštelio jos pačios megztų atpažino savo sūnų. Ta proga norisi prisiminti visus metus, valandėlės, ekskursijas, Vakaronės praleistas su Gintu. Jis buvo toks, kaip ir daugumas to meto jaunuolių, įstojęs į KPI, bėgdamas nuo tarnystės sovietinėje kariuomenėje. Gerai baigė elektrotechnikos fakultetą, buvo paliktas vienoje iš katedrų, bet aišku, jo visa širdis tai buvo toj, kaip mes vadintume dabar, lokalinėje istorijoje, tai yra Lietuvos istorinėse vietose. Jisai buvo baigęs rodos ir gidų kursus, bet tokių ekskursijų, kaip vesdavo jis, turbūt mažai žmonių juos vesdavo. Jis kruopščiai kaupdavo informaciją apie lankytinus objektus, piliakalnius, bažnyčias, archeologinius paminklus, žmonės, draugaudavo tenai su vietiniais kraštotyrininkais, viską rašydavo į mažus lapelius A5 formato, juose žymėdavo ir kilometražą, kryžkeles, tai buvo savotiškas tų laikų GPS-as. Priklausomai nuo publikos, kuri kartu su juo važiuodavo, aišku, jisai ir ne visą kartais į tą informaciją ir pateikdavo. Susidraugavom su juo Politechnikos institute. Aš neprisimenu, ar aš pakviečiau kraštotyrininkus važiuoti su jais, ar jis atėjo į mūsų Vakaronę pirmas, bet iš karto iš to pirmo sąlyčio mes tapome tiek draugai, tiek jis mūsų draugas, tiek mes jo draugai. Nes jo kelionės mes papildydavom liaudies dainomis. Tai būdavo įgarsintos turbūt tos kelionės, nes važiuodavom kai tik tai po tos laukus ir klonius, kuriuose yra gimę tos liaudies dainos ir pasakojimai. Tai vat, o mum irgi būdavo tiesiog vaizdinė medžiaga, kurgi tos liaudies dainos yra gimusios, nes mes beveik visi buvome miestiečiai.
Tai Gintas dar, kaip sakyti, kaip ir visi tuo metu tokie žmonės fiksuojantys savo gyvenimo įvykius skaidrėse, buvo tada mada tokios vokiškos skaidrių filmai. Ir jisai turėjo nemažą kolekciją tų skaidrių, jas atrinkdavo tematiškai ir demonstruodavo vakaronių metu, taip, kaip būdavo ilgi vakarai, trumpos dienos ir šalta važinėti. Taigi, tokia abipusė ištikimybė tom tautiniam vertybėm, kurios, buvo toleruojamos oficialios valdžios, bet žiūrėta į jas labai kreivai. Ir turbūt, kad ne vienam iš mūsų reikėdavo ir aiškinti, kad kokie šičia nacionalizmo grūdai yra siejami. Tikiu, kad jūs pasidalinsite dar prisiminimais apie Gintą, apie tos mūsų laikus prieš 50 metų. Grįšime kasdienybę su atgaivintom tų laikų vertybėm ir linkiu, kad jos ir toliau būtų mūsų aplinkoje, mūsų veikloje, mūsų šeimose. Ačiū už dėmesį.